Sveiki, brangūs žiūrovai. Esu Simonas Streikus, viešosios įstaigos Tiesa išlaisvina direktorius. Pradedame savo laidų ciklą susipažinimą su mūsų organizacijos steigėjais. Mes esame jauna organizacija, įsikūrėme tik tai praeitų metų vasarą ir norime susipažinti su jumis, pristatyti savo idėjas, kad geriau mus pažintumėte ir prisidėtumėt prie mūsų veiklos pagal galimybės. Tai šiandien pradedame pažinti su mūsų steigėju Mariumi Kundrotu. Sveikas Tamsto, sveiki mėly žiūrovai. Marius Kundrotas yra žinomas iš savo aktyvios visuomeninės, politinės veiklos, yra politologas, publicistas, rašytojas. Tai džiaugiamės, kad jis yra kartu su mumis mūsų komandoje ir tikrai turi kuo pasidalinti. Taigi, Mariau, gal pradėkime nuo, kaip sakyti, tavo pažiūrų, kurios tau sudaro tavo gyvenimo tikslus, veiklą, žodžiu, kuri kyla iš tų pažiūrų. Gal galėtum papasakoti daugiau apie tai, kokios jos yra? Tai jeigu trumpai, esu tautininkas, esu krikščionis, esu už gyvybę. Ir mano, sakykime, politinėje veikloje tai ta kova už gyvybę, jinai apima ir kovą už žmogaus gyvybę, nuo savarankiškos ląstelės susikūrimo iki natūralios mirties. Tai apima ir gamtosaugą, tai apima pagaliau ir apsaugą kiekvienos gyvos būtybės atžvilgių nuo nereikalingos kančios arba sunaikinimo. Taip pat, jeigu taip šiek tiek pratęsiant, esu racionalistas, tikiu sveiko proto pirmenybę prieš aistringąjį pradą. Esu individualistas, bet esu nuosaikus individualistas. Manau, kad kiekviena asmenybė bręsta tam tikram bendruomeniniam kontekste ir reiškiasi tam tikram bendruomeniniam kontekste. Jeigu atimsime iš asmenybės bendruomeninę dimensiją, liks tik tai kažkoks teorinis distiliatas, be aiškaus pagrindo, be aiškių, sakykime, vertybinių krypčių, be prasmės horizontų. Bet vis dėlto, kur yra tikroji individualizmo prasmė, tai yra tai, ką tik tai konkretus asmuo gali duoti savo bendruomeniai. Ir tam, kad galėtum kažką duoti kitam, pirmiausia, pats turi būti kažkuo. Na ir galų gale, aišku, esu už laisvę, bet ne tokią laisvę, kaip ją supranta šiuolaikiniai liberalai ar tokiais besivadinantys leftistai. Aš esu už kūrybinę laisvę, bet jokių būdų negriaunamąją. Aš manau, kad laisvė tai yra pirmiausiai galimybė išreikšti savo asmenybę, kuriant kažką tai kitiems gero ir gražaus. Palietei labai įdomų klausimą laisvės. Dauguma, aš kiek esu bendravęs su įvairių pažiūrų žmonėmis, jie tą laisvę, kaip sakai, kūrybinę laisvę reikšti savo, taip kaip supranta jie savo tas kūrybinės idėjas kažkokia, žodžiu. Ir kartais net aš esu pastebėjęs, kad žmonės, kurie kad ir turi kažkokių, tokių, kaip sakai, griaunančių, jie tai irgi vadina kūrybinę laisvę, žodžiu. Kaip įmanoma atsitikti, kaip tu galvoji, pagal tave, žodžiu, kur jau yra peržengiamos laisvės ribos, žodžiu, nuo ko tai priklauso, žodžiu. Gal galėtum daugiau pakomentuoti apie pačią laisvės esmę, žodžiu. Na, iš tikrųjų, kiekvieną atskirą atvejį aptarti reikėtų gerokai daugiau laiko ir visai kito formato, bet aš pirmiausia manau, tokia skirtis yra per tą klausimą. Ar mes kažką darom tik dėl savęs, ar mes kažką darom dėl bendruomenės, dėl tautos, dėl žmonijos, pagaliau dėl visos gyvosios kūrinijos, na ir galų gale dėl Dievo, kurį pagerbėme rūpindamiesi kūrinyje. Tai jeigu mes viską darome tik dėl savęs, ta laisvė yra įmanoma, ji yra galima, bet ji turi tam tikras ribas, tai yra privatumo ribos. Ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau aš buvau, sakykime, toks, gan radikalus šito klausimu ir maniau, kad valstybė turi nubrėžti visas įmanomas moralinės ribas ir taip jau labai griežtai atskirti, sakykime, gėrį nuo blogio, taip pat ir privačiam gyvenime, tai šiandien aš esu individualaus autonomiškumo šalininkas, bet privačių lygmenių. Konkretus pavyzdžiai. Tarkim, neturėtų visuomenės ar valstybės dominti
kas ką myli, kas su kuo miega, kas kokius gėrimus vartoja, kokiu metu įsigyja galbūt šitų gėrimų, kokius kiekius jų vartoja, kokias dar papildomas medžiagas vartoja, bet visa tai tik iki to lygio, kol tai tampa viešų reikalų. Ir va čia aš būtent esu pirmiausia priešininkas amoralių reiškinių propagavimo. Manau, kad tokie privatūs kažkokie tai trūkumai, privačios ydos, privačios silpnybės neturėtų būti propaguojamos kaip norma. Ir tai yra taip pat ir vienas iš mano motyvų, dėl ko aš atėjau į šitą organizaciją Tiesa išlaisvina, nes vienas iš pagrindinių šios organizacijos tikslų tai yra būtent kova su tam tikrų amoralių reiškinių propaganda. Jeigu taip reziumuojant, tai pats asmeniškai gyvenk kaip nori, bet būk malonus, nereklamuok to, kas nereklamuotina. Kaip tu galėtum apibūdinti, iš kur tos pažiūros tavo gyvenime susiformavo tokios, kas turėjo didžiausią įtaką, kaip visą tai vyko, galbūt kažkokios asmenybės, gal galėtum daugiau papasakoti apie tai? Iš tikrųjų, daugiausia mano pažiūras tai formavo mano paties apmąstymai. Galiu drąsiai pasakyti, kad kiti žmonės man darė neypatingai didelę įtaką, bet tos įtakos buvo. Ir tos įtakos tai pirmiausia buvo, aišku, knygos, tiek grožinės, tiek ir jau gerokai vėliau, sakykime, tokios filosofinės, teologinės knygos. Aišku, didelį įtaką darė Biblija, Šventasis raštas. Didelį įtaką darė taip pat tokie mąstytojai kaip Johanas Gottfriedas Herderis, moderniojo nacionalizmo pradininkas, taip pat Čarlzas Tayloras, komunitaras, taip pat Klodas Levi-Strosas, kuris pagrindė tautos ir jos kultūros reikšmę bendražmogiškai pažiūrai, pasaulėžiūrai, sakysim, ir pažangai. Na ir buvo, aišku, tokių asmenybių, kurios man darė įtaką ir tokia tiesioginė per pažintis. Tai iš tokių žmonių tai pirmiausia paminėčiau, dėja jau tie žmonės dabar yra Anapilyje, tai monsinjoras Alfonsas Varinskas labai didelį įtaką darė, daktaras Algirdas Statkevičius, dorovės filosofas, Romualdas Ozolas, Kazimieras Uoka. Tai būtent Kazimieras Uoka, tarp kitko, mane iš autoritaro perauklėjo į demokratą, nes kai aš atėjau dar tik tai į tautinį judėjimą, aš žavėjausi tokia labai griežta disciplina ir įsivaizdavau, kad griežta drausmė gali išspręsti daugybę problemų. Šiandieną, sakykime, mano požiūris yra šiek tiek kitas. Aš nesmerkiu iš principo bet kokių autoritetinių ar autoritarinių režimų. Aš manau, kad pati demokratija yra daugiau priemonė negu tikslas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į tarpukarį, tarkim, į prezidentą Smetoną ar į kitus panašius autoritetinius lyderius, tarkim, kaip Lee Kuan Yew Singapūre arba Salazaras Portugalijoje, tam tikrais atvejais autoritetiniai režimai labiau pasitarnaudavo tautos suklestėjimui, jos brandai, negu kokia nors išplerusi demokratija. Kaip žinom, demokratija irgi turi savo ydų. Bet vis dėlto šiandien aš manau, kad sprendimas tų demokratijos ydų, kurias turime, tai yra ne demokratijos mažinimas, o jos didinimas. Kitaip tariant, perėjimas nuo vien tik tai atstovaujamosios demokratijos, kuri dabar vyrauja vakarų pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, perėjimas prie labiau tiesioginės demokratijos, kokia labai sėkmingai pasiteisina Šveicarijoje. Ir kai kiekvienas žmogus pats nuolatos suvokė savo atsakomybę visuomenės ir valstybės atžvilgių, jis po truputį bręsta. Ir kai šiandien Lietuvoje daug kas sako, tai jeigu mes leisim tiesioginę demokratiją, tai tada piliečiai galbūt pasiduos kažkokiom blogom išorės įtakom ir gali priimti neteisingus sprendimus. Ir aš šitai atsakau, be abejo, jie tikrai priims daug neteisingų sprendimų, bet kaip vaikas išmoksta vaikščioti? Tik tai vaikščiodamas. Kaip tauta gali subręsti demokratijai? Tik tai naudodamasi demokratijos įrankiais. Tai jeigu kažkas sako, kad visuomenė yra pakankamai protinga išrinkti valdžią, bet visiškai kvaila, kad galėtų spręsti savo likimą referendume. Tai aš sakau, kad tai yra arba visiškas naivumas ir nenuoseklumas, arba, ir manau čia realesnis variantas, tai yra šlykšti veidmainystė.
O kaip, sakykime, aš gal daug mokslo dabar įrodęs, kad šeimoje labai yra paklojami pamatai žmogaus gyvenime, žodžiu, ir jo nuostatose ir tiksluose. Kaip tavo šeima, kiek tau davė, tai, kaip tu dabar matai pasaulį, žodžiu, ar kaip tu vertintum jos indėlį į tavo šiandieninės pažiūras? Tam tikras indėlis be abejo buvo. Ir, sakykime, vienas iš pirmųjų žmonių, kurie man papasakojo Jėzaus Kristaus istoriją, nors labai laisvamaniškai suinterpretuota, tai mano tėtis. O mano senelis iš mamos pusės, kuris, kaip sužinojau, jau po jo mirties buvo vietinės rinktinės generolo Povilo Plechavičiaus karinio dalinio dalyvis, jisai man būtent paklojo pamatus meilės Lietuvos istorijai ir pačiai Lietuvai kaip tokiai. Taip pat, aišku, įtakos darė ir mamos tam tikri, sakykime, požiūriai, bet negalėčiau sakyti, kad jų vaidmuo buvo lemiantis. Galbūt iš tikrųjų, už ką aš jiems esu dėkingas, kad jie nuo tam tikro etapo man leido mąstyti ir rinktis pačiam. Tai yra, jeigu vaikystėje, ta tėvų valdžia buvo tokia šiek tiek labiau autoritarinė, tai laikui bėgant atsirado daugiau pagarbos mano pasirinkimams ir už tą pagarbą aš esu labai dėkingas savo tėveliams. Mes šiandieną labai gražiai su jais diskutuojame, labai daug kur nesutinkam, labai daug kur sutinkam, bet išlaikom abipusę pagarbą. Tai manau, kad tikrai toks gražus pavyzdys, kaip šeimos turėtų elgtis su savo atžalomis. Tai prasme, jeigu matai, kad vaikas galbūt krypsta kartais ir ne visai norima linkme, nedaryk jo kažkokiu tai daiktų, nedaryk jo visiškai priklausomo nuo savęs, nes jeigu jisai neužsiaugins savo tvirto stuburo, tai atėjus laiku jam gali daryti įtakas ir kažkokie kiti žmonės, kurie galbūt darys įtakas visai netokias, kokiu norėtųsi tėvams. Tai pirmiausia, tėvų uždavinys yra išmokyti vaiką mąstyti pačiam. Tiesa, Išlaisvina yra krikščioniška organizacija. Tu pats įvardėjai, kad esi krikščionis. Gal galėtum keliais žodžiais papasakot, kaip tai įvyko, kad tapai krikščionimi? Ar tai buvo visą laiką iš šeimos tai atėjo, ar atradai gyvenimo eigoj? Gal tokia trumpa savo atsivertimo istorija pasakytum? Gerai. Iš tikrųjų, mano vaikystės laikais aš augau tokioj labiau laisvamaniškoje aplinkoje. Ten nebuvo griežtai neigiamas Dievas. Jokių būdų. Kaip minėjau, buvo netgi kažkiek pasakojamos tos šventosios istorijos, nors ir savaip suinterpretuotos, bet nebuvo to tokio, sakyčiau, gyvo santykio su Dievu. Ir aš pats gana ilgai ieškojau, kokia čia iš tų dvasinių tradicijų man būtų artimiausia, ir buvo netgi keli etapai to mano, sakykime, tokio ėjimo, to proceso link būtent krikščionybės. Tai pirmas etapas buvo dar ankstyvoje jaunystėje, galima sakyti paauglystėje. Aš buvau įnikęs į spiritizmą ir po vieno tokio eilinio spiritizmo seanso prie manęs priėjo moteris, kuri gyveno tame name, kurio rūsyje mes rengdavom su kolegom tuos spiritizmo seansus. Jin priėjo prie manęs ir paskelbė man Evangeliją. Ir tada paprašė pasimelsti kartu su ja, sukalbėti atgailos maldą. Ir aš tuo metu buvau toks ištroškęs, kažkokios tai objektyvios tiesos, objektyvaus gėrio, kad tuo metu turbūt būčiau pasidavęs lygiai taip pat, jeigu prie manęs būtų priėjęs, tarkim, krišnaitas, arba budistas, arba kitos religijos atstovas ir būtų, sakykime, man padaręs tokį minimalų, sakykime, švelnų psichologinį spaudimą, aš labai laisvai galėjau atsiversti tuo metu ir kur nors kitur. Bet taip jau sutapo, kad aš atsiverčiau būtent į krikščionybę, tai buvo evangeliška, protestantiška, charizminė krikščionybė, bet ilgainiui aš pradėjau įžvelgti, kad tas modelis manęs nebetenkina. Nes vienas dalykas, tai tuo metu tai buvo gana autoritarinė bendruomenė, o aš iš vaikystės turėjau tokį laisvo paukščio polėkį. Žodžiu, tą pomėgį autentiškumui, autonomiškumui, individualiai laisviai.
Maniau, kad kiekvienas žmogus privalo tiesą atrasti pats. Ir iš to beje ir mano dabartinė pažiūra, aš esu labai griežtas religijos laisvės šalininkas. Tai vat to ten trūko. Ten tuo metu tikrai buvo autoritarinis modelis, ten tu tiesiog, realiai lyderio žodį turėjai laikyti jau beveik Dievo žodžiu. Bet čia dar buvo galbūt toks daugiau antrailis aspektas. Svarbiausias aspektas, kuris mane iš ten išvedė, tai buvo ypatinga spekulacija emocijomis. O aš kuo toliau, tuo labiau supratau, kad emocijose tiesos nėra. Emocijos yra subjektyvios. Emocijos neargumentuoja. Emocijose yra tik tai noriu, nenoriu. Patinka, nepatinka. Malonumas, kančia. Ir supratau, kad jeigu tiesa yra objektyvi, tai tada yra reikalingi ir kažkokie tai objektyvūs jutikliai, kurie padėtų tą tiesą nustatyti. Ir nors daugelis man sakė ir dabar tebesako, kad protas irgi nėra tobulas, kad protas yra ribotas, tai aš šitai paprastai atsakau, jeigu ne protas, tai tada niekas. Be abejo, aišku, protas nėra kažkokia visiška panacėja, yra ir intuityvūs dalykai, bet vis dėlto aš iki šiol manau, kad protas yra objektyvesnis negu bet kokia intuicija. Tai vat tie dalykai mane išvedė iš šitos charizminės protestantiškos bendruomenės ir aš vėl grįžau į ieškojimus. Ir tie ieškojimai buvo daug sunkesni negu pirmajame etape iki to mano pirmojo įtikėjimo. Buvo netgi toks laikotarpis, kai aš apskritai Dievą pradėjau traktuoti kaip savo priešą. Ir visiškai nuo jo nusigrėžiau, bet išliko grinai toks intelektualinis, domėjimasis kaip tyrėjo, domėjimasis iš šalies, įvairiom vėlgi dvasiniam ir filosofiniam tradicijam ir po truputį per protingas knygas. Čia ypatingos įtakos turėjo Clive'o Lewiso darbai, iš dalies Gilberto Keito Chestertono, Aleksandro Menio, vėliau ir kai kurių kitų autorių. Vienas iš naujausių mano skaitytų autorių, kur irgi man padarė didelį įtaką, tai Timothy Kelleris, irgi žymus apologetas. Ir ilgainiui aš grįžau prie krikščionybės ir įsijungiau vėl į evangelišką bendruomenę, bet jau ne charizminę. Ir šiandieną esu tos evangelinės bažnyčios narys. Tai vat galima sakyti, kad mano atsivertimai buvo 2 arba netgi pustrečio. Nes paskui dar jau man būnant bažnyčios nariu, aš buvau išlaisvintas iš praktiškai visą savo gyvenimą, kiek aš atsimenu, mane kamavusios prislėgtos nuotaikos. Iš tikrųjų, turėjau tą tokią problemą, nuolatos jausdavosi kažkoks prislėgtas ir niekas man neteikdavo džiaugsmo. Arba jeigu tas būdavo džiaugsmas, tai jis būdavo arba trumpalaikis, arba paviršutinis, bet tokia dominuojanti nuotaika buvo tam tikras toks prislėgtumas. Bet paskui aš susirgau vieną tokią sunkę ligą, galbūt žiūrovams ir nebus labai įdomu žinoti, kokia ta liga. Ten nuo tos ligos apie 50% žmonių tiesiog miršta. Ir bažnyčia už mane meldėsi. Meldėsi ir mano bažnyčia, meldėsi ir mano draugai iš kitų tikinčiųjų bendruomenių. Ir aš buvau išgelbėtas. Realiai neprireikė netgi operacijos. Tiesiog konservatyviais būdais buvau pagydytas nuo šitos ligos. Tai už tai be abejo ačiū ir mūsų myliems medikams. Aš esu labai patenkintas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema. Skirtingai negu sveikatos apsaugos sistemos biurokratija, bet pačiu personalu, pačiais gydytojais esu labai patenkintas, jiems didelis dėkui, bet aš už viso to taip pat įžvelgiu taip pat ir Dievo ranką. Ir tada aš jau ne tik tai racionaliame lygmenyje, bet ir emocinėme lygmenyje supratau, kad nepaisant visų mano nuodėmių, kurias gyvenime esu padaręs, tarp kurių buvo ir labai didelių nuodėmių, Dievas yra su manim. Ir tada, kai aš suvokiau, kad Dievas yra su manim, va tada ir į tą emocinį lygmenį atėjo džiaugsmas. Amen. Ačiū Dievui už tokį nuostabų darbą tavo gyvenime. Taip, tikrai graži istorija. Ta mes iš tikrųjų šitose laidose ir norėsime liudyti, kad ta yra tiesa, kuri gali išlaisvinti ir kad jinai ateina iš Dievo. Ir tiesiog tai yra įrodymai žmonių gyvenimuose, ne pasakos. Kaip dabar, sakyk, Mariau, tu atėjai iki mūsų organizacijos?
kas tave atvedė, kaip nuo ko čia viskas prasidėjo ir kaip gavosi, kad tu tapai jos steigėju. Na, mane vienas mūsų bendras pažįstamas, tai trečiasis mūsų steigėjas, būtent pakvietė į vieną Facebooko grupę, kuri buvo sukurta būtent kovai su vieno amoralaus reiškinio, konkrečiai genderizmo propagavimu. Paskui aš stebuklingų būdų, nežinau, iš kur aš gavau tokį pasitikėjimą, bet tapau ir tos grupės administratoriumi. Na ir paskui susibūrė ta 3 žmonių grupė, paties mano ir to 3 kolegos, ir buvo pasiūlyta steigti viešąją įstaigą. Aš jau anksčiau priklausiau, gal ne tiek priklausiau, bet dalyvavau Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos veikloje. Na ir pagalvojau, kad kodėlgi neįsijungus į dar vieną veiklos barą, kur, manau, tikrai savo mintimis, savo iniciatyvomis galėčiau padėti. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko šitą mūsų naują organizaciją suvesti su Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, ir mūsų viešoji įstaiga tapo taip pat kolektyviniu nariu šitoje asociacijoje. Tai manau, kuo daugiau bus tokio gražaus bendradarbiavimo, būtent propaguojant sveiką prigimtinę šeimą ir kovojant su negatyvių reiškinių propaganda, tai tuo gražiau ir geriau. Sakyk, man dar gal gali papasakoti šiek tiek, kur dar tu dalyvauji, kad matytume tavo visą spektrą, tavo patirtį, tavo erudiciją, kokios dar veiklos tavo gyvenime yra? Na, yra iš tikrųjų platus spektras mano straipsnių, kurias rašau tiek filosofinėm, tiek politinėm, tiek istorinėm temom, netgi yra ir psichologinių viena kita publikacija. Daugiausiai publikuojuosi portaluose Alkas ir Laikmetis, bet taip pat yra straipsnių ir Respublikoje, buvo keletas publikuota ir Delfyje, ir kituose leidiniuose, seniau Pro Patria leidinyje irgi buvo išspausdinta mano tekstų. Esu išleidęs 3 knygas. Tai pati pirmoji mano knyga man buvo pati sunkiausia, nes aš įsivaizdavau, kad aš ją parašysiu ir išeisiu. Kažkodėl buvo tokia labai keista nuojauta, ir aš šitą žvelgiau kaip į viso savo gyvenimo darbą. Tai tą knygą rašiau labai ilgai, išėjo stora, bet vis tiek pasirodo, man ją tvarkant ir taisant vis tiek liko keletas netgi faktologinių klaidų. Na, bet manau, knyga vis tiek yra pakankamai fundamentali, tai yra Tauta amžių kelyje. Tenais yra kalbama apie tautą pačiais įvairiausiais aspektais, kuo tauta svarbi asmeniui, koks buvo tautų sampratos, sakykime, raidos procesas per visą istoriją, kaip kūrėsi tautinės valstybės, kaip kūrėsi tautiniai judėjimai ir partijos. Na, yra aptarta tautinės pasaulėžiūros raida, tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautiniai judėjimai įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Antroji knyga tai Tautinis idealas politikoje 4 šalių atvejai. Ir ten yra lyginamos tautinės partijos Prancūzijoje, Danijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, aiškinamasi, kodėl vienoms partijoms sekėsi, kitoms partijoms mažiau sekėsi. Ir vienas iš svarbiausių buvo klausimų, tai vis dėlto, ar tikrai tos tautinės partijos yra radikali dešinė, nes dabar mainstreamas paprastai jas taip vadina. Tai tenais aš, remdamasis programomis, manau, kad įrodau, jog būtent jeigu tos partijos kultūriniais klausimais dažniausiai yra būtent dešiniosios, konservatyvios, daugiau būtent konservatyvios negu liberalios, tai ekonominiais klausimais jos kaip tik yra arčiau centro kairės arba netgi arčiau tikrosios kairės. Tai galima sakyti, kad tai yra tam tikra prasme centristinės partijos. Nes, dešinė ir kairė, tai kaip ir centras, nors, aišku, socialinė ir kultūrinė plotmė nėra ta pati, tai čia tas centras toks labai sąlyginis. Na ir trečioji mano knyga dabar išėjusi, tai yra putinizmas, ideologinė charakteristika. Tai tenais aiškinuosi, kokią pasaulėžiūrą vadovaujasi ir kokią pasaulėžiūrą diegia šiuolaikinis Rusiją valdantis režimas. Tai, tokie 3 mano galbūt pagrindiniai dabar darbai ir dabar jau esu užbaigęs, bet tik ruošiuosi leisti 4 knygą. Tai Žmogaus prasmės horizontai. Ir ten yra kalbama, pirma mano knyga, kurioje pradedama būtent apie Dievą.
Apie Dievą, apie Dievo buvimo pagrindimą, apie santykį su Dievu. Na ir toliau jau tradiciškai kalbama apie žmogaus santykį su bendruomenė, tai šeima, bažnyčia, tauta, politinė partija, draugija, sakykime, draugų ratas, kokią reikšmę bendruomenė turi būtent asmens gyvenime. Toliau yra žmogaus santykis su valstybė ir galiausiai žmogaus santykis su pasauliu, tai yra su žmonija ir su visa gyvąja kūrinyje. Taip pat dalyvauju politinėje veikloje, priklausau Tautos ir teisingumo sąjungai, kuri yra sujungusi 3 istorinės partijas, tai yra Antano Smetonos tautininkai, tai yra Romualdo Ozolo centro partija ir taip pat trečia partija tai buvo respublikonai. O šiuo metu sujungėme šitas 3 partijas ir labai norėtume tikėti, kad tai ne pabaiga, nes iš tikrųjų, kaip ir Smetonos buvo šūkis gražus, tautos jėga yra vienybėje. Tai va, už tai stengiuosi kiek įmanoma korektiškiau, galbūt tai ne visada pavyksta bendrauti ir su kitų panašių pažiūrų partijų žmonėmis. Na ir, sakykime, ir mūsų šitos viešosios įstaigos Tiesa išlaisvina ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos veikla rodo, kad ir skirtingų politinių partijų žmonės vis dėlto gali susitarti bendrai konstruktyviai veiklai. Tai va, labai norėčiau tikėtis, kad tos vienybės bus šiek tiek daugiau ir politiniai plotmei, nors tikrai nesu utopininkas. Ir kiek aš nagrinėjau kitų šalių tautinės partijas, neradau nė vienos šalies, kur iš tikrųjų veiktų tik tai viena tautinė partija. Dažniausiai tų partijų vis tiek būna keletas arba net 14, bet tiesiog vienos iš jų parodo kokybę, na, o kitos lieka tiesiog gatvės rėksnių lygmenyje. Tai manau, kad šiuo metu, jeigu kalbėsim apie Lietuvos politinės partijas, būtent tos tautinės plotmės, tautinio spektro, tai yra 2 kraštutinumai. Dabar neminėsiu konkrečių partijų, kad ką nors neužgaučiau, bet vienas kraštutinumas tai yra laikytis tokio krištolinio skaidrumo principo, kada, na, yra labai įtariai žiūrima į žmogų su kokia nors vos kiek kita politinė pažiūra ir taip, na, einama link tokio reiškinio, kurį galima būtų pavadinti ir sektantizmu. Tiesiog, toks uždarumas. Bet yra taip pat ir kitas kraštutinumas ir jis nieko negeresnis. Tai kai žmonės rankiojami tiesiog patvoriuose ir paskui susibūrė toks margumynas, kad tu pamatai, kad tu toj partijoje tarp narių negali susišnekėti, tai kaip tu tada gali telkti tautą. Tai va, aš vis dėlto siūlyčiau tokią centristinę poziciją sutarti dėl bazinių principų, pačių svarbiausių principų. Manau, kad šiuo metu patys svarbiausi Lietuvai principai tai yra prigimtinė šeima, tai yra krikščioniškoji dora ir būtent krikščioniškąją dorą pripažįsta ir žmonės, kurie patys nėra išpažįstantys krikščionys, pats pažįstu ir nemažai laisvamanių ir pagonių, kurie priima šitas krikščioniškosios etikos vertybės, na ir žinoma tautiškumas. Aišku, tautiškumo atspalvių taip pat būna įvairių, vieni žmonės radikalesni, kiti nuosaikesni, kiti vienoje srityje radikalūs, kitoje nuosaikus, žodžiu, bet vis dėlto manau, kad mes visi galime sutarti, jog tautiškumas yra svarbu, jog tai yra mūsų tapatybės dalis, jog tai yra galų gale ir mūsų valstybės pagrindas, mes kūrėmės kaip tautinė valstybė. Tai vat jeigu dėl šių 3 dalykų mes galim sutart, dėl doros, dėl šeimos ir dėl tautos, visa kita yra antraeiliai dalykai. Malonu, kaip dėt. Tu, Marijus, tokio plataus mąstymo žmogus. Ir knygas rašai daug, ir studijavęs, doktorantūroje buvai, taip studijavai? Taip, aš studijavau politikos mokslo doktorantūroje, tačiau mano profesūra nenorėjo sutikti su mano išvadomis. Žodžiu, mano darbo tema buvo būtent tie tautiniai judėjimai Europos šalyse ir aš leidau savo pasidaryti tokią išvadą, kad nacionalizmas, kitaip tariant, tautinė politinė ideologija, nėra nei kažkas neigiamo, nei kažkas atgyvenusio, kad kaip tik dabar nacionalizmas kyla daugelyje Europos šalių, ypač tose šalyse, kurios susidūrė su migrantų problema, kaip rašė Britų istorijos filosofas Arnoldas Toynbee, kur yra iššūkis, ten kyla ir atsakas. Tai vat, tas nepatiko, aišku, nei liberaliesiems, nei kairiesiems mano profesoriams. Dar be to buvo tokia išvada, kad
tie tautininkai, plačiaja prasme, sakykime, nacionalistai, jie ima elektoratą tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Per kultūrinę liniją ima iš dešinės, o per ekonominę liniją ima iš kairės elektorato. Ir aš tai įrodžiau konkrečiais faktais. Yra statistiniai duomenys. Tai aišku, tas labai nepatiko tiek mūsų suliberalėjusiems konservatoriams, tiek ir kairiesiems, nes parodė, kad vis dėlto visos jų pasakos apie tai, kad nacionalizmas yra atgyvenęs ir be perspektyvos, parodo, kad tos jų pasakos ir yra tik tai pasakos. Tai kadangi tas dalykas, aišku, mūsų profesūrai nepatiko, mano disertacija buvo užblokuota. Ir kai kurie mūsų bendri pažįstami tame užblokavime dalyvavo, bet ką padarysi, tokia situacija. Tai aš vis dėlto nenuleidžiu rankų ir turiu vilties stoti į kitos specialybės doktorantūrą ir galbūt ten pavyks labiau. Pagyvensim, pamatysim. Kol kas mano gyvenime artimiausių metų bręsta tam tikri politiniai sprendimai, nes gali būti, kad mano pozicijos, sakykime, politinėje karjeroje šiek tiek pasikeis artimiausių metų ir jeigu tektų prisijimti daugiau atsakomybės už partiją, tada be abejo doktorantūrą greičiausiai reikėtų kuriam laikui dar atidėti, nes vis dėlto mūsų laikas, mūsų jėgos yra riboti ištekliai. Bet jeigu, sakykime, politinėje veikloje aš galėčiau šiek tiek laisviau elgtis, galbūt pailsėti, tada jungčiausi būtent į tą mokslinę veiklą aktyviau ir stengčiausi įgyti tą statusą, kuris jau man leistų kaip kvalifikuotam mokslininkui kalbėti tai, ką aš ir iki šiol kalbėjau. Ir manau, kad statusas yra svarbu vis dėlto. Aišku, žinios yra svarbiau, mąstymas yra svarbiau, vertybės yra svarbiau, bet kai tu turi tam tikrą statusą, tada tu gali tas vertybės pateikti daug autoritetingesnėje šviesoje. Kaip tu galvoji, daug esi studijavęs, skaitė, kaip tu matytum pasaulio situaciją šiandieninę, su kokiom grėsmėm susiduria tiek pasaulis, Lietuva, kaip tavo matymas būtų šiuo klausimu? Jeigu kalbėsim apie Lietuvą, tai grėsmės yra mažiausiai dvi. Iš vienos pusės yra kosmopolitinis Briuselis, kuris mums kišo ir migraciją, ir genderizmą, ir apskritai tautinės tapatybės išplovimą, ir tas tokias antimorales, sakykime, leftistinės nuostatas, bet iš kitos pusės labai didelė problema, tai yra agresyvėjanti imperinė Rusija. Ir kai kurie kolegos man sako, tai tu kalbėk apie Lietuvą, tu nekalbėk apie tą Ukrainą, palik ramybėj tą Krymą, tegu jis ant priklauso, kam priklauso. Aš sakau, aš negaliu taip daryti, nes realiai Rusija yra mūsų ir ukrainiečių bendra grėsmė, bendras priešas. Ir šiuo metu, kai ukrainiečiai silpnina šitą imperiją, tai netgi pragmatinių požiūrių mums yra naudinga. Reiškia, jeigu žiūrėsim iš moralinės pusės, tai mes turim ginti visas tautas, kurios kovoja už savo gyvavimą savo protėvių žemėse. Ar tai būtų, sakysim, katalonai, ar tai būtų kurdai, ar tai būtų uigūrai, ar tai būtų tie patys žydai sugrįžę į savo istorinę tėvynę Izraelį. Dėl to aš esu taip pat ir Izraelio rėmėjas, aišku, su tam tikrom išlygom, bet vis dėlto tai yra tos tautos žemė. Taip pat, būdamas nuoseklus, aš remiu ukrainiečių kovą, remiu Krymo totorių kovą už savo tėvynę. Bet kaip minėjau, yra tas praktinis lygmuo, tai kad kol Rusija bus silpna, jinai negalės pulti mūsų šalies, o iš tikrųjų ukrainiečiai būtent tą ir daro, jie silpnina šitą imperiją ir galbūt kažkiek mažina jos apetitus. O šiaip jeigu kalbėsime bendriau pasaulio plotmėj, tai aš sakyčiau, vakarų Europoje aš didelių vilčių nematau. Deja, bet vakarų Europoje vienas iš populiariausių naujagimių vardų jau yra Muhamedas. Ir tai viską pasako iš tikrųjų. Gimstamumo karą vietinės tautos jau pralaimi tiems atvykėliams, kurių prisileido. Ir jau niekas, netgi kokia nors Marina Le Pen, šito nebe atšauks. Jie daugiausia gali pristabdyti naujas migracijos bangas. Bet su tai žmonėm, kurie ten gyvena jau 3-4 kartą, teks gyventi. Ir jau niekada prancūzas nebebus toks, koks jis buvo Aleksandro Diuma laikais.
nors beje Aleksandras Diuma irgi nebuvo grinakraujis prancūzas, jis turėjo ir afrikiečių kraujo. Žodžiu, niekuomet Anglija nebus tokia, kokia buvo prie Volterio Skoto. Manau, kad ir Vokietija taip pat jau nebe Karlo Majaus laikų ir to labiau ne Šilerio arba Giotės laikų Vokietija. Bet mūsų regionas, vidurio rytų Europa, dar gali atsilaikyti. Dabar svarbiausias toks fronto laukas tai bus Lenkijoje artėjantis parlamentiniai rinkimai. Ir tenais dėja tendencijos šiuo metu yra gana liūdnos. Pagal statistiką panašu, kad gali sugrįžti valdžią liberalai. Ir jeigu kris Lenkijos bastionas, mums bus daug sunkiau remtis Lenkiją kaip pavyzdžių, bus daug sunkiau kalbėti apie glaudžią partnerystę su Lenkija, būrent būtent vidurio rytų Europos bloką, kuris galėtų atstovėti tiek prieš Briuselį, tiek ir prieš Maskvą, bus daug sunkiau. Na, bet kita vertus atsiranda, kad ir tolimesnių, bet netgi stipresnių sąjungininkų. Pasižiūrėkime, dabar laimėjo dešinieji Italijoje, laimėjo dešinieji, tokie gan liberalūs, bet vis dėlto dešinieji laimėjo Švedijoje ir Danijoje yra su kuo kalbėtis. Tai po truputį bandykim plėsti tos tarptautinius ryšius pradžiai partijų lygmenių, o paskui galbūt pavyks tos ryšius perkelti ir į valstybės santykius. O ko labiausiai šiuo metu bijau, tai aišku, didžiausia grėsmė pakibusi jau virš visos planetos ir visos kūrinijos yra branduolinis ginklas. Jeigu vis dėlto atsiras beprotis Maskvoje arba Pekine ar ten kokią nors Pchenjane, kuris nuspręs paspausti tą branduolinį mygtuką, nugalėtojų tame kare nebebus. Kokią matytum išeitį, kur mes, būdami paprasti žmonės, nedalyvaujantis tų sprendimų priėmime, kaip tu galvoji, kur mūsų vieta, ką galėtum patart tiem žmonėm, kurie galbūt nėra tikintys, ieško, kaip tu galvoji, kur yra išeitis iš tos situacijos tokios? Aš manau, kad šito klausimu netgi greičiau turėčiau laukti pats atsakymą iš tavęs, negu įduoti tau, nes kad ir buvo, sakykime, tam tikrų apsikibirkščiavimų tarp mūsų politinių partijų, kuriams mes priklausome. Tačiau aš kaip objektyvus stebėtojas turiu pripažinti, kad nacionalinis susivienijimas bent vienu aspektu yra aukščiau šiuo metu už mūsų partiją Tautos ir Teisingumo sąjungą, tai būtent šviečiamąja veikla. Aš manau, atsakymas yra būtent visuomenės švietimas. Ir buvo tikrai gražu žiūrėti, kaip iš pradžių gimė judėjimas Kitas pasirinkimas, paskui jaunimo sambūris Pro Patria, portalas Pro Patria, leidykla Valstybingumo studijų centras, kai buvo leidžiamos puikios knygos, kaip buvo spausdinami puikūs straipsniai ir taip po truputėlį tarsi iš nieko atsirado elektoratas. Tai aš šitą kelią siūlau ir savo partijai, ir siūlau tiek partijos viduje, tiek ir viešai esu apie tai kalbėjęs, kad būtent tai yra kelias, nes net jeigu, tarkim, nėragi savaiminis tikslas sukurti politinę platformą ir patekti į valdžią, bet net jeigu tai ir neįvyktų, politinė veikla yra tik tai viena iš priemonių. Tai pats švietimas jau savaime turi nelikstamos vertės. Jeigu mes apšviečiam bent vieno žmogaus protą, bent vieno žmogaus širdį, tai yra didžiulis laimėjimas, manau, ir šiame gyvenime ir amžinajame. Jeigu mes sugebame padėti susiformuoti žmogui tikrą vertybinę sistemą, tvirtą vertybinę sistemą, tai tikimybė, kad pasaulis vis dėlto išvengs blogiausio, didėja. Tai ačiū, Mariau, už skirtą laiką, už tavo pasakojimą. Manau, visi žiūrovai geriau dabar pažino tave, tavo gyvenimo įvairius niuansus, tavo pažiūras, tavo idėjas, žodžius, kuriom daliniesi. Tai džiaugiamės, kad esi kartu mūsų organizacijoje. Ir viena iš mūsų veiklos krypčių yra iš tikrųjų irgi tas idėjas, kurias mes pažinome kaip objektyvę tiesą, skleisti, padėti jas pažinti kitiems, nes tiesa išlaisvina. Taip mes esame atradę savo gyvenimuose, taip yra parašyta šventame rašte. Ir šiais laikais, kai yra bandoma neigti, kad yra objektyvi tiesa, iš tikrųjų bandoma neigti, yra tokia bandoma perduoti žinią, kad kiekvienas gali susikurti savo tiesą.
Tai mes savo organizaciją iš tikrųjų ir įkūrėm irgi vienas iš tikslų, žodžiu, kad skleista žinia, kad yra tiesa, kad ją žmogus yra įgalus pažinti, kad tai nėra kažkokia išrinktųjų prerogatyva. Prerogatyva, taip žodžiu. Tai stengsime kurti laidas, dalintis tuo, kviesti įdomius žmonės, kalbėti apie tai, liudyti. Ir ši laida yra pirmoji ir tikimės, kad mums viskas tęsis sėkmingai. Jo, dėl objektyvios tiesos, tai pačioj pabaigoje dar pareklamuosiu, yra puikiai Lauryno Jacevičiaus YouTube'inė laida Apologetika. Ir yra puslapis apologetika.lt. Ten daug yra diskutuojama ir argumentuojama, kodėl objektyvi tiesa egzistuoja. Tai manau, kad ir čia taip pat yra labai gražus veiklos laukas ir mes vieni kitus labai gražiai papildysim. Tai labai ačiū pačiam ir ačiū žiūrovam. Ačiū žiūrovam ir iki naujų susitikimų. Sudie.